Gerai, lašišas klausimas. Labas, Rūta, pagaliau į laidą atėjo moteris, aš irgi moteris. Norėjau užduoti paslaptį, kurią jau senokai turiu. Savaitgaliais, ypač naktimis, man rašinėja Safas ir prašinėja atsiųsti nuogų žvynų nuotraukas. Aš nenoriu lysti jūsų santykius ir jų griauti, bet tuo pačiu jis man patinka, jis yra mano skonio, nes man patinka sraigės. Ką man daryti, ar laikytis moterišką solidarumą, ar pasiduoti laukinę įstrį ir pasikrušti su Safu pagarbiai lašišą. Wow, labai asmeniška. Kodėl man asmeniškai neparašė? Kodėl jam tau parašė pirmiau? Dabar mes čia turim ant kamerų tokią situaciją. Na geriau išsiaiškinti, negu namo neštis. Ar tikrai? Aš gal parsinešiu namo. Nežinau, to žvynus pakapstyti biški. Na, dabar pirmadienis, nes jeigu savaitgaliais rašinė, tai yra dar laiko. Bet to lašišo to tokia kekšė biški? Nu, ne kekšė, nes atsiklausiu. Nu, tai atsiklausiu, ar būti į kekšę? Nu, tai ką aš galiu atsakyti? Nu, tai būk, jeigu nori. Jeigu jin taip jaučiasi. Būk savim. Gerai. Visada būkit savim, išlikit. Tai kekšė lašiša esi.